Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip atlikti koreliacinę analizę JASP programoje. Naudosime programoje jau esantį duomenų rinkinį Exam Anxiety. Tai yra sintetiniai duomenys, kuriuose studentai tariamai nurodė, kiek valandų praleido ruošdamiesi egzaminui, įvertinta, kiek nerimo jie jautė ir galų gale kokį balą jie gavo po šio egzamino. Su šiais duomenimis galima atlikti koreliacinę analizę ir įvertinti, ar yra ryšys tarp laiko skirto pasiruošimui, tarp nerimo ir tarp egzamino balų. Atsidarome duomenis, einame į Data Library, 4 skyriaus Regression ir pasirenkame Exam Anxiety. Spaudžiame ant Open Data File. Visų pirma, turime pasitikrinti duomenų normalumą. Tam, kad tai atliktume, spaudžiame ant Descriptives ir Descriptive Statistics. Į Variables, tai yra kintamosius, įsikeliame visus mums rūpimus kintamosius. Tai yra nerimas, egzamino balas ir laikas praleistas mokantis. Tada prie Statistics pasižymime varnelę prie Shapiro-Wilk test. Kadangi Shapiro-Wilk testo P vertės visur yra mažesnės už 0,05, tai reiškia, kad nei vieni duomenys nėra pasiskirstę normaliai. Taigi, turėsime pasirinkti Spearmano koreliacijos koeficientą. Jeigu duomenys būtų pasiskirstę normaliai, tada taikytume Pearsono koreliacijos koeficientą. Dabar, kad atliktume koreliacinę analizę, spaudžiame ant Regression ir pasirenkame Classical Correlation. Vėlgi viską susidedame į kintamosius ir varnelę pasirenkame Spearman's Raw. Galime nuimti varnelę nuo Pearson's R. Dabar, jeigu pasižiūrėsime į rezultatus, pamatysime, kad visur P vertės yra mažesnės už 0,05. Tai reiškia, kad ryšiai visur yra statistiškai reikšmingi. Taip pat gauname Spearman's Raw vertes, kurios parodo, kokio stiprumo yra ryšiai. Kuo vertė yra artesnė -1 arba 1, tuo stipresnis tas ryšys. Jeigu reikšmė yra neigiama, ryšys yra taip pat neigiamas, jeigu reikšmė teigiama, ryšys yra teigiamas. Yra keletas skirtingų nustatymų, kurios galime pasirinkti šioje programoje. Pavyzdžiui, nuėmę varnelę nuo Display Pairwise, mes gausime lentelę, kurioje matome patogesnį palyginimą tarp kiekvieno kintamojo. Taip pat galime nuimti varnelę nuo Report Significance ir pasižymėti, kad mums žvaigždute pažymėtų reikšmingas koreliacijas. Tokiu būdu paprasčiausiai susimažiname lentelę ir vis tiek turime visus svarbiausius rezultatus. Na ir jeigu grįšime prie Display Pairwise nustatymo, kur turime koreliacinius ryšius tarp kiekvienos poros, taip pat galime pasižymėti varnelę prie Plots. Ir gausime labai paprastas sklaidos diagramas. Taip pat galime pasižymėti, kad mums rodytų histogramas ir statistiką. Na ir dabar vizualiai matome visą informaciją apie ryšį tarp kiekvienos įmanomos poros.